Taip, dabar įjungiu. Labas vakaras. Sveiki susirinkę į naktinius poezijos pavasario skaitymus, kurie atgaivinami po visai nemažos pertraukos. Ir šiais metais jie yra skirti Vilniaus baziliskui. Galbūt dėl to, kad Bazilisko leidykla šiemet bus apdovanota prizu už poezijos laidą, o galbūt kiekvienais metais dabar turėsim tokią būtent Bazilisko skaitymų naktį. Tai sąraše turime visai nemažai autorių, iki 20, jeigu nieks neatkris. Taip pat laisvas mikrofonas vyksta, tai galima užsiregistruoti vis dar, arba tiesiog po skaitymų eiti prie mikrofono ir skaityti savo kūrybą. Kaip jau turbūt kai kurie žinote, Baziliskas Vilniuje gyvena seniai, nuo 17 amžiaus, jeigu ne dar seniau. Tai yra ypatingas gyvis, šiuo metu įkalintas Vilniaus gynybinėje bastijoje, jam paskirtas atskiras kambarys su veidrodžiais išmuštomis sienomis. Taip yra dėl to, kad Baziliskas miršta nuo savo žvilgsnio. Dėl to 3 baziliskai prieš jūs saugo savo akis. Ir, kiek žinau, turėsime loteriją šiandien. Ją pristatys 3 baziliskas. Tai šiemet, kadangi naktiniai skaitimai, tai mes turėsime sapnų loteriją. Ir bursimės, sužinosime, ką kiekvienas skaitovas skaito iš Hanso Karlo Artmano Neužgimusios žinios. Tai kviečiame dabar pirmąją lošėją, kuri už bilietą sumokėjo alyvmedžio lapais, tai Birutė Grašytė. Na tai tuoj Birutė ištrauks savo sapną ir visi sužinos, kągi jinai sapnuoja. Man baisu. Ar taip turi būti? Man žalia patinka, tai bus žalia. 71. Septyniasdešimt 71 pranašaujančio sapno šioje knygoje neliko. Jį sudorojo lūšis, tūnojusi 70-ajame sapne. Ačiū. Šiurpokas sapnas. Tai aš nežinau, aš pasiruošiau ir savo tekstų, bet nežinau, čia buvo galima dar ir kažkieno kitą, tai vis tiek dar paskaitysiu vieną. Ir Jono Strielkūno eilėraštį, kadangi Facebook'e komentaruose ten prisikalbėjau, tai iškviesimės jį čia kažkaip. Kaip gerai, čia šviesa, žinokit, labai gerai matosi. Tai ir pradėsiu nuo Strielkūno, pažiūrėsim, kas čia įvyks, ir čia labai susišaukia, sapnuojantis ir taip toliau. Tai pavadinimas Nakties mergaitė. Nakties mergaitė, nemiegok, kol baltas tartum pienas kūnas, kol tartum Viktoras Hugo, romantiškas alyvų krūmas, pro langą tiesia tau rankas, nuliūdisi nakties mergaitė, tik nemiegok tu, nes užkas po žemėm tavo baltą kraitį. Juodi nakties piktadariai, tamsa klastinga kaip narkozė, į kraują sunkės įkyriai ir mėlyna alyvų košė. Visai ne Viktoras Hugo, nuoga žvaigždė it kekšė mirksi, nakties mergaitė, nemiegok, nes kai užmigsi, tai numirsi. Tai va, čia Strielkūnas buvo, dabar savo paskaitysiu. Čia irgi iš tų visokių sapnų ir taip toliau poezijos pavasario almanache atsirado kažkokios kompiuterinės žymos prie mano teksto, užrašai neaiškus, tai paskaitysiu be jų, bet kai, žodžiu, jeigu atsiversit, pamatysit.
Čia kažkas judina šitą lempą, ar jinai čia pati juda tiesiog? Dėl kūnas. Supratau. Pieninė. Google Street View pagalba buvau nuėjusi iki Grašių kaimo pieninės. Dar neprašvitus pakelės virduliavo liesi kaimo pijokėliai, dar liesniais už save dviračiais vežantys bitonus ir bitanėlius pieno. Jei kas atrakintų pieninę, joje rasčiau save su broliu, tebežiūrinčius į metalinėje pieno cisternoje plaukiančią musę. Pro langus vidun skristų šviesa rytinio mėnulio, kuris kaip nuo vasaros paliktas ūkinio muilo gabalas, be spalvos ir įtrūkęs. Šitas rytas niekad nesibaigtų. Google Street View tik jį užfiksavo. Kitas be pavadinimo apie velnius irgi čia tiks. Velnias alksniais kūrena pirtį, kaimynių vėlės renkasi praustis. Pirties langui katarakta, velnias alksniais kūrena pirtį, kaimynių vėlės prausėsi veidrodį, juodi dūmai ir juodas priešpilnis. Akies dugno patikrinimas. Čia akies vyzdį plečiantys lašai, neišsigąskite. Jūsų akies dugne briedis ir 2 stirnos, geriančios vandenį. Šalia auga kinrožės krūmas, žiedai raudoni ir mėlyni, tolumoje baltos kalnų kepurės. Mano akies dugne kilimas nuo vaikystės sienos. Jūsų akies dugne maža dėžutė su mago skrybėlės lipduku. Mano akies dugne vaikystės kinderio žaisliukas. Jūsų akies dugne jojykla, kurioje išjodinėjama šviesa. Mano akies dugne grįžulo ratai. Ar neapaksiu, paklausiau daktarės, nes jau -9 ir 10. Neturėtumėt. Šitas be pavadinimo. Po suolų plastikinis aibės maišiukas, baltas kaip vaikystėje turėta katė, namų saugantis šuns lenciūgas, girto kaimyno vaikyta vėlė, ant gėlėtos virtuvės klijuotės, švarus aliuminis šaukštas, kurį dedama į stalčiuką, tamsa subildės. Ir paskutinį metų laikai. Pirmasis geltonas sanamariukas išdygęs prie upės, ramunės pamerktas mix-fix indelį, žalsvas pelėsis ar nespalvotos nuotraukas atėmęs senelio akis, druska tarp 2 lango, gražiausiam namų puodelį. Ačiū. Dabar prie mikrofono kviečiame poetą, vertėją ir perkusininką Dovydą Grajauską. Numeris 26. Jeigu Greta ir Simonas man atneštų Artmano knygą, čia mano dukros. Jei prieina šventas Simonas, skelia tau atsakantį antausį
ir nuo virpėjimo savaime pradeda gausti visi Kazanės varpai. Beje, jei dar prieš Velykas, žydinčių beržų ir žydinčių dilgėlių šventę, iš Švento Simono barzdos iššoka mažutis kiškutis. Tuomet kita tau sėkmę atnešianti diena bus 26. Tai dabar reiks prašyti Simono, kad skeltų man antausį. Gal diena prieš gimtadienį bus gera diena. Šiaip ar taip. Sveiki visi. Braškinis Marlboro. Anksčiau manęs prašydavo studento pažymėjimo, nes įtardavo mane nesant studentu. Vėliau manęs prašydavo asmens pažymėjimo, nes įtardavo mane nesant asmeniu. O anadienė jau iki parduotuviai kasininkė atrodo kaip 15 ir smarkiai gerianti. Paprašė manęs pažymėjimo, nes įtarė mane nesant. Kaip netikėta, sakė ji man pamačiusi datą, va pas mane irgi prašo, nors man ir 30, jau seniai. Šitas tekstas yra generiškai skirtas Karoliui, aš ir nesiplėsiu, ką tai tiksliai reiškia, bet kam reikia tas supras. Eilėraščio tipo. Nu ir tipo supranti, mes tipo einam su tuo tipo Karoliu ir tas tipo Karolis man tipo sako, tipo einam čia pas tipo mano tipo mergą, turim ten tipo namie užsipasinę tipo voderos už tipo duchovkės, tipo išgersim, tipo pašnekėsim nuo tipo dūšios. Nu ir nueinam tipo ir pašnekam tipo. Ir jis su ta savo tipo merga, paskiau ten tipo maivytis pradeda tipo gramėcus kažkokius ten beria ant stalo tipo. Tai aš tam tipo Karoliui per jo tipo snukį pyliau tipo ir išėjau tipo namo. Eidamas gatvėm švilpavau girtas ir galvojau, blin, kaip visgi negaliu pakesto tipo. Elisbergiškas bliuzas. Žvirbliai tavo delne, trupiniuos turškėsi, o muziejaus kieme nežinai, kur esi. Žvirbliai tortas kava, kapučino putelė, už langų Lietuva, kryžius pieva ir kelias, žvirbliai žvyro klane, pabaidyti pažyra. Tu žiūri į mane, tu graži, o aš byru, pro pirštus kaip mene, ir nebedreba rankos, žvirbliai tavo delne, užsitaiso patrankas. Ne bliuzas. Aš eisiu per naktį, per miestą, per visą ir visas, o visas kaip degdamas švisiu, kol baltas kaip mėnuo, kaip kaulas, kaip nagas, subliksiu kaip nušveisto alavos sagos ir seksiu savo sagą, nes neužsisagsto ir paltą pavėjujte gu išsilaksto ir oras kvepės man druska jodų jūra, nes niekas de facto ir viskas de jūre, iš didelio rašto išeisiu ant krašto, nes smegeniniai man pusbalsiu rakštys, klausysiu iš ryto giedančio gaidžio, o jeigu kas muš, aš labai gerai aidžiu. Lengvos žemelės bliuzas. Žmogus miršta 3 kartus. Pirmą kartą miršta jo kūnas, antrą kartą jį pamiršta,
Trečią kartą, paskutinį kartą jo pėdsakas aptiktas būna. Nėrka, kuris mirė 3 kartus. Pirmiausia, pasikorė, tada jo draugas sėdo į kalėjimą ir ten turėjo svarbesnių reikalų. Tada Jolanta iš 5 barako ėjo namo iš vietinės krautuvės ir pamatė ant sienos išraižytą čia buvo Nėrka. Radauskiškas bliuzas. Ėjau namo, aš visada einu namo, o miestas vis dar buvo gyvas, leidos sutemos pakampėse kažkas šmėžavo, kavinėse rakino langines, baruos garsėjo šnekos tokios baisiai rimtos. Ėjau namo pro fabriką, ten žviegė ašmenys ir žiro žiežirbos. Meluoju, jokio fabriko nebuvo, bet gražu, kai žviegia ašmenys ir žyra žiežirbos. O aš ėjau namo ir miestas buvo gyvas. Ir sėmė man šviesa kulkšnis ir švito plėmais gatvės. Ir žviegė ašmenys ir žiro žiežirbos, nebemeluoju, žviegė ašmenys ir žiro žiežirbos ir plūdo gatvėmis ir taip užsupo, kad prieš akis man iš šviesos išniro upė. Ir paskutinis tekstas yra skiriamas oficialiai Arno Ališauskui, neoficialiai Pijui operai. Jis vadinasi Viskas apie aš. Judu greitai ir tiksliai kaip šinkansenas, esu naglas ir piktas ir ne džentelmenas, aš Artbegas Jamesonas Spei Konemara, aš tavo kaimyno baisiausias košmaras, trankausi kaip vėjų nirčių ketvertukas, aš Harley Luftwaffe ir paspirtukas, visai nesvarbu, nuo kur aš pradėjęs, aš ir užbaigsiu, nes aš užbaigėjas, jei nori pažaisti, aš būsiu žaidimas, nebesikeiki, tai aš prakeikimas, aš Maxima Prisma iki ir Walmartas, aš tas, kur paleistas ir tas, kur pakartas, aš Anbo Antonov netylantis gausmas, aš kraujas žaizdoj, aš lėtinis skausmas, aš bliuzas metalas, Led Zepai baletas, aš 60 centų pigiausias paštetas, aš brolis 4 praklausęs moralą, pirmykštė dėmė, kur nenusivalo, uostamiesčio kekšė, Dubajaus eskortas, olandiškas durnius ir sumuštos kortos, aš studija, rūmai, barakas, bažnyčia, tylus pakeleivis, aišku, kad tyčia, aš esu tai, kas naktim kampe brazda, aš esu galas suradęs savo lazdą. Ačiū. Štai girdėjote Dovydo Grajausko eilėraščius iš naujausios knygos Debreceno gatvės bliuzas, kurią, kaip ir kitas Bazilisko knygas, galite įsigyti anoje salėje, jau stovi ant pianino. Taip pat visiems dalyviams priklauso pasiimti nemokamai po vieną knygą ne nuo pianino, o nuo kito stalo, kuris yra dar paėjus porą metrų į priekį nuo to pianino. Ir dar visiems dalyviams priklauso kuponas. O kuponas, o paskirtis? Gėrimas. Gėrimas va nemokamas dalyviams. Tai jeigu dar bus norinčių vaisto mikrofoną, tai gal čia visai jūsų tas sėkmingas sapnas. Na, o dabar norėčiau pakviesti poetą, reperį Ernestą Noreiką Vytą, 4 knygų autorių, žinoma kaip Kosmonautas, Akvanautas. Na, kitoje knygoje, aišku, visi tikisi, nežinau, turbūt archeologo, bet turbūt taip nebus, nes jau Nerijus tokią knygą parašė. Tai dabar pažiūrėsim, ką sapnuoja Ernestas. Galvoju, kaip čia sveikintis, labanaktis ar... Ai, reikia dar ištraukti, ne?
toks tegul būna 13. Aha. Jei vienu metu tau išaugia 13 kojų, tai eilinis sapnas ir tiek. Atsikelk, čiup skėtį, išskėsk jį 13 kartų. Taip esu daręs tikrai. Tai gal ir, kaip čia labai susireguliuoti. Gal ir pradėkim tada žaidimas kortomis. Gulėjau per lovos kraštą, nuleidęs ranką, jutau, kaip kambarys prisėlina ir ima lesti iš delno, gliaudo sapnų kevalus, plėšia ramybės mėsą ilgomis mėnulio iltimis. Mane skaudėjo, apsimečiau šiek tiek miręs. Iš tiesų žaidžiau viename iš sapnų kortomis, stačiau auksinius laikrodžius, aukso fondo knygas, citatas nežinomos, o gal neegzistuojančios kalbos. Vienas iš žaidėjų žiūrėjo pro mažą juvelyro žiūroną, kaip kruta mano lūpos, kaip trykšta neaiškus garsai, sakė, jog tai aukso žodžiai. Patikėjau ir pastačiau viską, ką pavyko ištarti. Kai nubudau, kambarys gyveno, lyg nieko nebūtų nutikę. Parodė saulę už langų ir šokančias dulkių fėjas, kol čiupinėjau aptirpusi liežuvį, kuriuo regis visą naktį būčiau skaldęs akmenis, arba iš tiesų išsakęs viską, ką galvoju apie šitą pasaulį. Prašymas nukenksminti aplinką. Išrašykite receptinį kambarį šviesiai mėlynais tapetais ir raudoną prerijų saulę, bent pusę ir ketvirtį žvilgsnio, kad elektros stulpai pavirstų totemais namai, kūjagalviais rykliais, medžiai užkerėtom rodyklėm. Išrašykite vitražinius langus, tegul būna maži ir apvalūs, tokius lengviausia nuryti, užgeriant šviesos sultimis, kad prikristų spalvotų figūrų. Išrašykite bent vieną krioklį, upę, juodąjį ežerą, vieną pleistrą pasaulių, nes kūkčioje kamputyje susipjaustęs istorijos šukėmis. Išrašykite žuvis po nagais, išrašykite tigrus keliuose, išrašykite mane iki dugno, kad būčiau tuščia rašalinė, kitaip šukė supjaustys dantenas, kaip ar jos kaubojai po krioklių išmaudė žirgus ir mirtinai nužiūrėję saulę, jie apšaudys gražiais revolveriais šviesiai mėlyną kambarį, jie išdaužys akių vitražą. Tunelis. Buvai tunelis, per kurį lėkia saulės spinduliai. Galvoji, kas nugramdo šešėlius nuo kūnų, kai nebeįstengiam panešti, kai tampa per sunkus tamsos kamufliažas. Stovėjai įsirėmus į dangų ir žiūrėjai, kaip leidžiasi raudoni ir geltoni lapai, kaip kaštonai mėtosi spygliuotomis gniūžtėmis, kaip lėkuoja miestas pro langus iškišęs užuolaidų liežuvius. Kuprinė buvo pilna lapų, lyg ketintum juos vežti į ligoninę, perpilti syvus ir prikelti gyvenimui. Nieko neišmaniai apie staigius posūkius, stovėjai ir laukiai, kol įvyks šviesos avarija. Troškulys. Baltais dantų akmenim aptvertas degantis liežuvis, laižiai pašto ženklus ir klijavai ant nugarų, ketindamas išsiųsti žmoniją už 1000 mylių nuo perdžiūvusios žemės. Nebeturėjom aprasojusių veidrodžių, nuo kurių sugertume visą, kas atsispindi mumise ir suvilgytume sukepusias lūpas. Pleškėjo žodžių šaknys, raitėsi įmigusios prasmės, žodžiai mėgino išrūkyti iš nuosavo kūno. Iškeliavę už 1000 mylių, aptikome tik šviečiančias sagas, prisutas prie dangaus, jos laikėsi ant varganų siūlelių, kol galiausiai nutrūko, nebeįstengusios išlaikyti duoto pažado apie tolstantį pasaulį. Tiesos karštinė. Nardino metalinės lėkštes į ledinę rašalo upę, tikėjo surasiantys ką nors tokio brangaus, kuo pavyktų pasakyti tiesą, bet išskalavę smėlį išvysdavo tik nedidelės raidžių nuoskilas, daugtaškius ir krūvą surūdijusių fakų.
Agora. Jie išdirbo odą ir aptraukė kaulus, pastatė šiltnamį, kuriame augino keistus skanumynus. Ar esate ragavę mano širdies? Atsikaskite, prašau, atsikaskite, ji kieta kaip deimantas, minkštai debesų putos. Dažykite į medų, stiklo šukes, į peilius ar į kitą širdį. Dažykite, kokia tik norit spalva, nes spalva yra tikrasis alkis. Paragaukite, suleiskite dantis. Mano išrūkyti plaučiai lyg didelio karpio išklotinė. Ar žinojote, kad žuvys noksta ant juodųjų povandeninių medžių? Labiausiai tiktų žiūrint krepšinį ir geriant kraftinį alų, jei nieko prieš vis traukti iš burnos naktinės miesto atšakas, parkų medžius ir aštrius atodusius. Sultingi mano venų daigai, visatos skonio smegenys, mano žarnos pilnos egzistencinio šūdo, o liežuvį reikia virti 3 valandas šviežiame gulbių piene, įmetus kelis laurų lapus, tada dar druska ir pipirai ir labai lengvai nusilupsta žodžių žievėta odelė pritvinkusi kartaus pasaulio. Atsikąskite, prašau, atsikąskite, išnešiokite mane po kasnelį nuo šio seno prekystalio, nes labai neramu stebėti, kaip aplinkui sukiojasi trigalviai šunys ir varvina liepsnojančią seilę. Dabarties receptas. Alchemikai nesutarė dėl ingredientų įmestų į praeities kolbą, nulėmusių mūsų dabartį. Vieni teigia, jo koncentrato stiprumą paveikia graikai, vynas, filosofinės nesąmonės, bukimiai lūžiai. Kiti spėjo, jog įtakos galėjo turėti Napoleonui po kepurė besikerojantis slaptas sodas ir rojaus paukščius medžiojęs didybės apakintas katinas. Dar kiti žvelgia į kosminę miglą ar dinozaurų skulptūras, įskaptuotas ledynuose ir ištirpusias mums į pasąmonę. Kaltina velnio marionetės Hitlerį, Staliną, Musolinį, kaimynus, apleidusius Dievą ir pradėjusius melstis visuotinam žmonių kvailumui. Tačiau yra manančių, kad kaltos ne kas kita kaip požemių žiurkės, užuodusios kvepiantį skystį, atseit ateitis turėjo būti šviesi, išlindusios jo paragauti ir įpuolusios tiesiai į kolbą. Dėl to nusigraužėme kojas, įkliuvę dabarties pastuose ir nebejudame žmogiškumo linkme, tik graužėme vieni kitus, vildamiesi prasigraužti pro vienas kito paviršių į kruviną šviesą. Na ir paskutinis. Dantė. Dantei važiuojant pro mišką užkirto ratus, iš pradžių bandė pats domkratu pakelti pragarą. Galiausiai suprato, kad tai ne jo vieno jėgoms, Stralas nugabeno į autoservisą. Nieko rimto nebuvo nutikę, tarė meistras Dantei, kai šis atėjo pasiimti savo pragaro. Viso labo keli milžiniški akmenys įstrigę 4-ajame rate ir užsikirtų stabdžių kaladėlė limbe. Dantė užkūrė pragarą, riaumojantis siaubūnų balsais, visų garsų pasileido muzika ir nurūko žvyrkeliu palikęs pilką dulkių debesį, slepiantį grėsmingas pušis. Iš Jutošės drožiame valtis, svajojam vieną dieną išplaukti, nepradūrę pasaulio į juodą bedugnės smaigalį. Ačiū. Toliau lošti kviečiame mikro ir makro sferas, poezijos sferas tyrinėjančią Justiną Žvirblytę. Sveiki. 81. Jei tau lik pamiršimo sapnuojasi šis be galo įkyrus skaičius, tuomet kiek galima greičiau privalai pasikeisti pavardę. Jei esi knisteris, tai pasivadink kneisteriu, o jei kvisteris, tai pasivadink kveisteriu, o jei tu plisteris, tuomet pleisteriu ir taip toliau, skambės gracingiau. Poskriptum, šis neaiškus sapnas nevertas nei sudilusio grašio.
o pabudus geriausiu atveju gali šiek tiek raižyti vidurius. Tu jau pat pagal 79 sapną. Mano galvoj, pasišokinėdama per kalnelius, skuodžia Berlyno greitoji. Ir tie monolitai tokie, ir mes, lietus aišku ir vėl. Sėdžiu ant suolo muziejuje, savo pačios kontūre. Stebiu, kaip laksto lankytojų akis, jos visai nieko nepagauna. Čia labai daug vagių, jie nepajėgus išvogti tik nerimo, jį drąsiai nešioju galinėje kišenėje. Oro uoste atsiduriam anksčiau nei įprastai, lėktuvai nekyla, nes dangus užsidarė. Tolumoj aimanuoja ta velnio greitukė, gerai negirdžiu, bet žinau ji yra. Ir žinau, ką ji veža, neužspringusi kūdikį, nekraujais paplūdusią moterį. Ji veža savo signalą, savo debesis dreskinti garsą. Ji veža drėgmę ir pastovumą, kuris bet kada subirės. Aš esu trolis mumis, mūviu troliaus mumio kojines, nors jie berods jų nemūvi. Esu minkštas baltybės gabalas, aš esu vyras su kostiumu, miške basomis, sniege gražiai savo kontūrą ištirpdžiusiomis pėdomis. Esu vyras su ūsais, kasdien jo šukuoju. Kai įtraukiu cigaretės dūmo, jie žiūri gražiai, viena kryptimi, visai kaip tas žodis, kurio stengiamės nevartoti. Aš esu pasikūprinęs trolis mumis. Žygiuoju per tiltą ir laukiu, kada ateis ta diena, kai iš viso šito kažkas išeis. Kiekvieną naktį prabundu tartu, kažkas dėvi tavo paltą, batus, akis, apgamus, bet ne tas, vis ne tas, vis ne tai. Negaliu to nusipirkti vintažiniai humanui ar kitoj netikroj parduotuviai, kur prekiauja chemikalais praplauta kito gyvenimo nuojauta. Bet vis tiek yra estiškas, kiniškas, prancūziškas, australiškas, astrališkas, argentinietiškas tu, žvilgsnio ieties metikas. Yra visos pasaulio humanus, kuriuose keičiu vilną, šilkus, akis, odas, apgamus, paltus, batus ir pavidalus. Bet ar tai, bet ar tai, bet ar tas. Marvinai, nemeluok, aš žinau, kad telpi prieš istorinio vėžlio kiaute. Ar tavo akydobės, gilios kaip visados, ar jose tebe telkšo gyvybė, ar tebe čia pisiūlė, kurią sudiksniuoja naktin atbrėkštantis rytas. Kas geriau, vardas be kūno ar kūnas be vardo? Kas geriau, dvi planarijos galvos ar uodegos? Kas geriau, dinozauro kaukolė vitrinoj ar mūsų atspindys stikle? Senoj plaukė, išskydusi upės Paryžių idėja. Kodėl tau taip rūpi, Marvinai? Pasakyk, kodėl tau taip rūpi? Kai šuo seklys baigia mokyklą, gali pradėti dirbti. Gyvūnai evoliuciškai vengia vietų, kuriuose turnyja numirėliai, todėl reikia šiek tiek pozityvo. Kasniuko, skaniuko, žaidimų, apvilkančių prigimtį, pusiau skaidrių naujo įdomaus potyrio plastikų. Turi džiaugtis atradęs kaulų krūvelę po tuščia vieniša vėjo plaikstomą kilpą. Tu esi labai geras berniukas, jau beveik išmokai pamiršti, kraujyje tekantį karštį, raumenis plešiančią jėgą, tankiai pulsuojančią, stangriai prisirpusią laisvę. Tu ten nori būti geras berniukas. Palauk, tuoj baigsiu universitetą, galėsiu pradėti dirbti kartu su kitais numirėliais. Jei būsiu gera, gal kas nors ir mane suras. Tele2 vėl paleido folklorą, prakeiktą plastiko sutartinę, vogtą tautinę tapatybę, bet aš esu vienas ir neturiu ir nenoriu paskambinti. Tai būna, nemiegam tik sniegas ir aš, jis ten tūno kaip durnius, kaip stingdantis oras šnervėje. Mano smegenų bangos, jos ten kažką daro, dar neišsiaiškiname. Tai gražu, greita ir pigu. Prie ugnelės linguoju, 5G į namus. Bet žinai, čia su tom technologijom.
Tikiuosi, niekada niekas neprisijungs, neskaitys, nežiūrės ir kitaip nepadarys naudingais mano sapnų, kuriais kasnakt slapčia bandau tau paskambinti, trumpuoju tarp galaktinių numerių prisijungti, prie signalų, virpinančių blakstienų kordono sergimus kietai sučiauptus vokus. Toks numeris yra, kad ir ką ten sako niekieno balsas. Sapnų, kuriuose bandau perrašyti tapatybę ant viršaus, kaip naują frazę prakeiktoj sutartiniai, sapnų, kuriuose aš be reikalo savimi. Na ir paskutinis. Sutikau savo Jėzų Estijoje. Susitvarkęs, nusiskutęs, atsigavęs, kalbėjomės. Po paskutinio pachmo, kai Emajegi pasikrikštijo visos žuvys, per savaitę tik vieną gėrimą. Skundžiausi, Dievas sulaužė man šonkaulį, bet nieko iš jo nepagamino. Kultūrkės tvora buvo kiek per slidi, pokšt, gaudau orą, prisimenu neparašius to rašinio, nepagloščius visų įdomių akmenų, surinktų žvyro krūvoj prie liepos. Mano numeris 1 paukščių laidojimo vietoj, tikiu, visos zylės ir sniegienos nukeliaudavo tiesiai atgal. Kiek ten te buvo to gyvenimo? Jėzus paima mane už rankos, pagamino prisiminimą, negrabų pilve kyšantį siužeto vingį, tau tai reikia tikėti, kad ir tu nukeliausi atgal. Jėzus pauosto gėrimą, posūkių nuliuoksi sekmadienis, šventus purslus kedena Emajegio žuvis. Atsisveikinam, apsimeluodami. Ačiū labai. Dabar kviečiame poetą ir vertėją Aistį Žekevičių. Sveiki. 15. Jei sapnuoji, kad vienu metu išsikėsi ir žydas, ir žydė moteris, keliauk į Bombėjų, kelk vestuves, gimdykis vaikus ir vešėk, gyvenk ir mirk. Šią naktį tavo laimingasis skaičius iš vieneto ir penketo. Iš smulkučių pirštų krumplelių tylos bokšte sudėliotas skaičius 15. Pirmas. Retsykiais planeta springteli. Būna užsikosti iki ašarų, bet paprastai kvėpuoja ritmingai, kaip tas artimasis ligoninės skyriuje, padarysantis viską, kad tik atrodytų sveikesnis, kad visiems būtų ramiau, nors pats viską puikiai supranta. Gyventi pilnais plaučiais, tai šitaip svarbu. Atrodytų nieko čia tokio. Pagulės ir veikiausiai praeis, jų gerų specialistų netrūksta, kam dar kišti trigrašį savo. Jei reikės, bus galima imtis realių veiksmužėlių, o kol kas pakaks deklaruoti, kad jautiesi šiek tiek neramiai, kai klausaisi, kaip sirpsta emisijos ant klastingojo CO2 medžio, kur svilingai lapoja, kol tu prie rytinio kavos puodelio stropiai tikrini skrydžių pasiūlymus. Antras. Epigrafas. Po vieną paukštį, bičiuli. Tiesiog imk vieną paukštį po kito. John Perry. Iš esmės nieko kaip ir nenutiko. Gal tik viena kita rūšis išnyko nuo Gajos paviršiaus. Dėl dokumentacijos stokos galima tik spėlioti, kaip klostėsi lemiama kova dėl išlikimo. Liudininkų vos keli ir tie atsitiktiniai, keičiantis savo parodymus kaip kailį keičiantis sezonams.
Kažkodėl įsivaizduoju ją transliuojama geriausiu laiku. Ant karštųjų kėdžių interaktyviai kėpsant 2 nelaimėlių rūšių atstovams. Žemė palieka žemę. Atrodo, nieko nenutinka. Tačiau gamtos pasaulio apskaitoje nelieka dar vienos margos eilutės. 3. Jei tikėsime geologais, dar nėra nieko. Nieko, kas aiškiau paliudytų mūsų įspūdingos padermės, bukaprotystę ir kūrybiškumą, kaip nesuvokiama vienatinė vištų kaulų viešpatystė holoceno epochos sluoksniuose. Kas žino, galbūt tai paminklas nežinomam broileriui, gal tik ironiškas neapdairumas, perrašant žemės istoriją iš Dievo žiūros taško. Tiek tų vadinamųjų šaltų faktų, to racionalaus proto balso, tik kad naudos iš jo nedaugiau nei suskirdusiai žemiai iš kompresų su ledu. Sakai, visatos judesiai veikiau primena kvėpavimą nei vilnijančią sprogimo bangą. Tik kodėl šiame lėtame šokyje taip trūksta oro? 4. Atmosferai nepaliaujant kaisti, mąstyti tampa sudėtinga. Sprendimų vis dažniau ieškome gvildendami kūnų sąveikos slėpinius. Šiandien mums beprotiškai reikia vilties, todėl gariname prakaito druskas, be žodžių ryškindami kristalų negatyvus ant vienas kito odos, niekaip nepailsdami stebėtis. Iš kur tiek meilės, šitiek švelnumo, kai įnirtęs pasaulis purtosi ir putoja. 5. Kol kas tiesiog stumėmės, kitaip nepavadinsi. Lėtai, bet užtikrintai stumdami dienas, lyg žinotume kursą, kuriuo judame, tarsi turėdami viziją, nors iš tikro blaškomės kaip elektronai spektrometre. Dabar čia mūsų laboratorija, čia viskas mūsų ir mums, todėl be gailesčio išnaudojame kiekvieną laisvą centimetrą, visas neišrūšiuotas akimirkas. Vietoje ratus norvegikus domestika, ratus čia suka verslo rykliai, nes šitaip labiau apsimoka. Su jais sukamės ir mes, sukamės ir šypsomės. Ei, tai visai smagu, dar pašėlkim truputį. Atpalaiduoti nuo istorijos nešmenų mėginame neišsiduoti, kad mus pasiglemžia užmarštis, kad viskas tik akių dumimas, o visa kita vien greitis. Abstraktus, apvalantis, abejingas. 6. Šiandien neįprastai tiku, tik pasiutiškai plėskia saulė. Netrukus jį nuspalvins styles ir kvies drumsti mirusiųjų ramybę, mainais į neprikaištingas nuotraukas, nors kol kas tik droviai bučiuoja popieriškus gyvųjų veidus. Svaigiame balandžio žiaurume, liūdesio freonai pusėja dusi greičiau. Neklauskite, kaip susigyventi su artėjančios pabaigos nuojauta. Kol kas neįsivaizduoju, kaip tarti sudie seniausiai tolstančiams, kaip užverti negailestingas ertmes vidinio ozono sluoksnyje. Chaoso savyje dar būtina turėti, kad žvaigždę šokančiai įžiebtum, kartoja vienas filosofas, mylėjęs kalnus ir griaustinį, kol vieną dieną išprotėjo. Kambaryje neįtikėtinai ramu, tik palubėje žėri šokanti žvaigždė, jos aštrus judesiai nepriekaištingi. 7. Nė vienas nedrįstame balsiai spėlioti apie planetą po 50 metų. Todėl tik įdėmiai klausomės, kaip tylos regimybėje dūzgia minčių aviliai. Atsidavę šliaužiančios pragaišties stuporui, skaičiuojame praleistas progas pasimokyti, iš savo giminės liapsusų, įvertinti dar nepraradus, užuot godžiai siurbus akimirkos nektarą iki pat paskutinio lašo. Visi atrodo tik ir laukia, kol galės lengviau atsikvėpti. Na štai ir viskas. Pagaliau pasibaigė, lyg žiūrovai po šiurpaus kino seanso, pamiršę patys esą kraują stingdančios dokumentikos herojai. Ačiū. Dabar norėčiau pakviesti į sceną Artmano sapnininko kaltininką, poetą ir eseistą Gytį Norvilą.
Kaltininkas tai todėl, nes leidykla Baziliskas išleido jo išverstą Hanso Karlo Artmano knygą Neužgimusi žinia 90 sapnų, iš kurios mes šiandien ir būrėme sapnus. Tai dabar bus labai įdomu sužinoti, kągi pats vertėjas sapnuoja. Savokis, kad į tavo sapną neįsisuktų žąsis. Bet jei vis dėlto įsibrovė, tai tu jai pastatyk šampano, o pats gurkšnok vandenį. Tuomet nuo menkiausio pokštelėjimo jis sprogs, o jos išvirtę viduriai išsilaitys skaičiumi 37, kurios tu, jei myli didelius pinigus, privalai tėkšti loterininkams ant stalo. Kazino visiškas sveiki. Priartėja ir atsitolina. Nefrologinis sausio 27. Žvilgsnis palenda po horizonto odą, po antakalnių kalvų gaurais, juose šokinėja laiko blusos, ten miestiečiai už pavadėlių vedžioja šunis ir vienatvę. Pasaulis iš 5-ojo aukšto, penktadienis, ligoninės rampa juoda maiše neštuvais, labai ilgam savaitgaliui išduoda kūną, pailsėjęs kateterį ir lašelinės. Greta, už lango, visą tai stebi ir varna sidabrinėje eglėje, susibuoja šaka, nuo jos grakščiai nušoka sniego puma, tas pats aukštis ir rakursas. Priartėja rūškani debesų inkstai, juodas automobilis su kūnu nutolsta, horizonto link, jau tik taškas, kuris palengva palenda po mano akies vokų. Koprinus. Prisikepiau mėšlagrybių, glostė gomurį, buvau laimingas. Užaugo sodo gale prie vynogės, stovi baltos skulptūros, rudens atminklai, šviečia lavoniškai dabarčiai, mėšlagrabiai jauni, o aš nuėjęs pusę kelio, tranzuoju aukštos įtampos linijos link, valgau mėšlagrybių jaunystę, ją virškinu ilgą ir trašų jų vardą, virškinu kalbą, senstantis grybas sunaikina pat save, tokia mikologija, tokia gyvybės grandinė, ilga kalba, kaip virvė. Kalbu jau trumpesniais sakiniais, viskas jau daugmaž aišku. Kalba virškina mane, aš pats save, virstu skulptūrą ant švytinčio komposto kalvos išvirkščio kosmoso. Monologas iš statinės dugno didžiosios privatizacijos. Bažnyčia privatizavo tikėjimą Dievą, net jo žandikaulius, žaizdas ir stebuklus. Temidė privatizavo tiesą, nors priklausė tik teisingumas. Anarchistai privatizavo maištą, laisvę ir visą tai prieš ką ėjo. Įtartinai trenkė jų riebalai veidmainystės. Dzenbudistai privatizavo tuštumą, su visa jos išganinga tuštybė, palaima, dykadoniavimu. Parulskis privatizavo mirtį, numirėlius. Nebeturiu su kuo rytais pasisveikinti ar išlenkti alaus. Kajokas privatizavo drugelius, jų sapnus ir visus mažmožius, kurie neva judina pasaulį. Marčėnas, angelus ir jau beveik visas banalybės. Marcinkevičius su šutve privatizavo tėvynės fantomą, kalbą, atėmė teisę net išsižioti, mylėti gimtinę, manydami geriausiai žinantis, kaip tai daryti. Šūdžiai, kitaip nepavadinsi. Grafomanai privatizavo rūparus,
o išpuolio metu paėmė traukinio sąstatą su rašalu, jame prigirdė mašinistą nuoširdžiai gailėjusi, Hrabolas privatizavo makulatūros presą, kurio prie savo knygas. Dabar jis praverstų kaip niekad. Milošas privatizavo Ulro žemę, kurioje mane išnešiojo vaikystė Krekenavai prie Nevėžio. Dabar esu benamis. Gėda privatizavo visą, kas liko. Dar ir dabar randa niekam nežinomų teritorijų, aptveria mamutų kaulais ir juokiasi. Kodėl jūsų tokios atliepusios sausis? Matosi, kad negabus. Irgi geras. Neseniai kalbėjau sapne po tiltų, nugėrėm smagiai iš lėtos srovės priklaupę. Mišo su visa goveda idiotų privatizavo visus svaigalus, sapnus, teisę nusižudyti. Todėl dabar esu gyvas kaip niekad. Jaučiu, kad viskas į gerą, į mirtį, išsisklaidimo šviesą. Ar tik ne per jaunas? O kas mums belieka? O ką palikote man ir bičiuliams? Ir tai skrusdai, svarbiausia tai skrusdai, kuri va ropoja statinės dangčių aukštyn kojom. Aš stebiu ją sėdėdamas ant dugno. Jau turiu nuo ko atsispirti. Skrusdai, kurios pirstelėjimas man gražiausia pasaulio muzika. Kada sėdžiu klausaus pritardamas dantų grėžimu ir laukiu, kada iš dangaus brūzgų išlys skaniai besijuokiantis įkaušęs didelis dievas ir vykdys kosminę nacionalizaciją. Žinoma, dėl juoko. Keliavau tavo kūno dykumą. Keliavau tavo kūno dykumą, kupranugarį girdžiau iš bambos, nakčiai apsistojau krūties kopos užuovėjui, kur po įkaitusią odą snaudė skorpai ir gyvatės, voliojos Jericho rožių galvos, keliavau tavo kūno dykumą, į mainės degė ir raitės, neturėjau tikslo galutinio taško, kurs garantuotų pabaigą ir atilsį, virš ratų suko pasiklydusios gervės, troškino aplink ne šešėlio, kurio galėtum nusitverti. Buvau vabzdys maldininkas, laukiantis ryto rasos ant tavo blakstienų. Keliavau tavo kūno dykumą, į mirties slėnį traukė numirti akis. Kryptį rodė apgamų ir aukšlelių žvaigždėlapiai, kurios sudarė akli topografai. Ant šlaunies ryškiai švietė grįžulo ratai, vis šaukiau ir šaukiau. Beprotybė yra baisi, kelio nėra ko paklausti, šauksmas į tuščią šulinį. Pasiklydau, nes keliavau klysti, tam buvau ir gimęs. Gyvenimas tai kupranugario kupros, keliavau tavo kūno dykumą, klėdėjau, sukau ratus, grįždavau į tą patį tašką, it savižudis prie taburetės, aistra metė kilpą ant kaklo, o užveržė naktis, kupranugaris vis gėrė ir gėrė, o aš meldžiausi prie rentinio, beprotybė yra baisi, kelio nėra ko paklausti. Paryčiai stojo smėlio audra, bet antai tu tik šukavaisi plaukus koridoriui priešais išgaubtą veidrodį. Tai ačiū Jums. Dabar skelbėme 10 minučių pertrauką. Taip pat primename, jog renginio metu čia vyksta baras, tad kas norite atsigaivinti ir atsikvėpti, drąsiai kreipkitės. Dargi verta priminti ir apie vidinį kiemelį, žinoma kaip rūkykla ar šiaip gaivus oras. Pravedinsim, aišku, ir salę per pertrauką, bet prieš išeinant į pertrauką aš vėl priminsiu apie tą pianiną ten stovintį su knygom. Ten yra tokia knyga Maksimo Krivcovo eilėraščiai šaudymo angos.
Turbūt dalis jūsų, ar gal net didžioji dalis, žino jau apie šios knygos pasirodymo aplinkybės, bet kas nežino, priminsiu, kad tai yra ukrainiečių poetas, žuvęs fronte. Jisai taip ir nespėjo sulaukti šios knygos pasirodymo lietuvių kalba. Knygą išvertė Antanas Ajonynas, Benediktas Januševičius ir Donatas Petrošius ir visas lėšas surinktas už šios knygos pardavimus skiriame Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros fondui, kuris nuo pat Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios renka paramą Ukrainos kariams ir gyventojams. Tai iš tiesų išleidome visai tokiu nemažu tiražu ir kiek žinau, iš jūsų dėka, jūsų tų, kurie perkate, jau buvo išvežti mažiausiai 3 visureigiai į Ukrainą, į frontą. Tai knygų dar šiek tiek turime, labai skatiname įsigyti. Tai po 10 minučių lauksime jūsų vėl sugrįžtant čia, o taip pat galite kartu ir Bazilisko autorių knygas įsigyti prie pianino. Prašau, kiek reikia.